Sveiki. Atėjo laikas pasikalbėti su jumis ir noriu pasikalbėti su jumis apie jausmus. Kodėl apie jausmus? Todėl, kad aš esu gydūnė, o gydymas, kūno gydymas vyksta per jausmus, per tai, kaip jūs jaučiatės. Pabandykim tokią užduotėlę atlikti. Kai aš pasakau žodį saulė, ar jūs pamatot patį žodį, ar pamatot saulę, ar jums veiksmingiausias yra jausmas, kaip jūs jaučiatės, kai yra saulė? Kas su jūsų kūnu daros, kai yra saulė? Koks jausmas viduj, kai yra saulė? Žmogaus kūryba ir visi procesai vyksta per jausmus, per būseną. Ir kūno savigyda. Kūnas turi savigydos mechanizmą, jūs tą žinot. Jūsų žaizdos sugyja, mėlynės dingsta, ar ne? Plaukai vėl atauga, visi šitie dalykai. Nagai nuolat auga, reiškia, kūnas turi nuolatinį procesą, kuris yra augimas, gijimas, savigyda. Jis turi savo intelektą ir savo procesą, kol mes jo nesukliudom. Ir mūsų jausmai ir yra tai, kas mus gydo. Jeigu mano jausmas geras, mano kūnas jaučiasi gerai. Jeigu mano jausmas blogas, aš pradedu galvoti, turbūt sergu. Bet pasistengkit tą suvokti. Ir tai, ką jūs dabar darot, nuolat susirašinėdami žinutėm, nuolat telefonu bandydami bendrauti irgi kažkokiu rašinėjimusi. Ne jausmais. Jūs nesidalinat savo energiją. Nei su vaikais, nei su artimaisiais. Ir niekas nežino, kaip jūs iš tikrųjų jaučiatės. Ir jūs patys nebežinot. Reiškia, ta visa kūryba, kuri vyksta jūsų organizme, yra nežinoma. Jūs pamirštat, kad kūrėjai. Tai yra labai labai svarbu. Labai svarbu. Jūs tiesiog, va dabar, kai aš pakalbėsiu, prieikit prie veidrodžio. Jeigu turit, užsidėkit žvakelę, kažkokį kvapą. Prieikit prie veidrodžio, susikaupkit ir tiesiog pažiūrėkit savo į akis. Ir paklauskit, kaip tu jauties? Kaip tu iš tikrųjų jauties? Ir jūs sužinosit apie savo sėkmės ir nesėkmės. Nes mintis yra tik jūsų jausmų forma, apvalkalas, kuris apvilka jūsų jausmus. O tai, ką jūs jaučiat iš tikrųjų, negi jūs norit baimės savo gyvenime, negi jūs norit nerimo savo gyvenime, negi jūs norit nuolat streso savo gyvenime. Jūsgi to nenorit, bet jūs tame visą laiką būnat. Jūs visą laiką pergyvena dėl ko nors. Ir gyvensit kada nors, kai padarysit tą ir tą. Bet taip nebūna. Taip niekada nebūna. Tai kas vyksta? Kas atsitiko su jūsų tiesa vidinė? Nes jūsų vidinė tiesa yra jūsų jausmuose. Labai prašau, dabar pasikalbėkit su savim dabar. Su savo jausmais dabar. Įjunkit kūną. Įjunkit jo savigydos mechanizmą. Įjunkit savo kūrybą. Nuoširdžiai jums to linkiu. Su šviesa.